Sveiki. O jei rimtai, komplektuojama, sudarinėjama nauja vyriausybė ir mes jau kalbėjom apie kompetencijas kandidatės į krašto apsaugos ministrės Šakalienės. Jis apsiskelbus, kad moka neva tai daug kalbų, o realiai rusiškai nesugebėjo išlement nei vieno sakinio, nors parašiusi, kad jinai jau yra pažengusi, ta prasme gerai žino šitą kalbą. Reiškia klausimas ir su kitom jos kompetencijom. Sakėm, kad jinai ilgą laiką dirbo Sorošo fondų finansuojamuose sorošiniuose organizacijose, konkrečiai vienoje Lietuvoje, bet važinėjo mokytis po įvairiausius sorošinius kursiukus. O dabar klausimas apie trečią kartą siūloma į finansų ministrus Šedžių. Rimantas Šedžius jau, kaip matote, prieš 10 metų buvo įklimpęs į prorusiškas istorijas. 2015 metų vasario 15 dieną Valstiečių laikraštis išspausdino straipsnį "Finansų ministrui šviečia Maskvos saulė". Šitą visą informaciją mums iš Anykščių atsiuntė viena mūsų kanalo žiūrovė. Ačiū jai nuoširdžiai, kad priminė visas šitas istorijas ir kad išsaugojo šitos visus laikraščius ir dokumentus. Tikrai nuoširdžiausias ačiū. Dar kartą, kaip ir visiems jums siunčiantiems mums įvairiausią medžiagėlę. Taigi, ką rašo apie Maskvos saulę, kuri šviečia kandidatui į finansų ministrus. Trečią kartą jis jau turėtų būti finansų ministras nuo socialdemokratų. Čia 15 metais rašo: antrą kartą į finansų ministro kėdę atsisėdusio Rimanto Šedžiaus biografijoje balta dėmė. Politikas nenori viešinti, ką ir kur jis veikė 1983–89 metais. Dar vasarą Valstiečių laikraščio žurnalistas atsitiktinai aptiko kelias nuotraukas, kuriuose užfiksuotas Šedžius, nufotografuotas pastatų, būdingų tik Maskvai fone. Nusiuntus jas ministrui, komentaro nesulaukta. Čia ta nuotrauka su Maskvos kadrais, vaizdais už nugaros. Akivaizdu, kad čia yra Maskva. Ir toliau rašoma tam straipsnėje: 2012 metais Lietuvos socialdemokratų partijos gretose nesėkmingai į Seimą kandidatavęs Šedžius savo galimiems rinkėjams rašė: baigęs mokyklą nusprendžiau važiuoti mokytis toliau nuo namų į pačią Maskvą, į Michailo Lomonosovo universiteto chemijos fakultetą. Tais laikais baigusiems mokyklą aukso medaliu reikėdavo išlaikyti tik pirmąjį egzaminą. Jei gauni 5, tai įstoji. Matematikos egzaminas man buvo laimingas. 1983 metais baigiau šį universitetą su pagyrimu. Mano pirmoji meilė - kvantinė chemija, molekulių, kvantinė mechanika, tarpinė disciplina tarp chemijos ir fizikos. Baigė mokslus Maskvoje ir po to 6 metus buvo Rusijoje, bet slepia kur. Slepia, ką ir kur jisai veikė, ar tai Maskvoje, ar prie Maskvos. Ir visiška yra balta dėmė, tiesiog skylė ministro biografijoje. Primenu, kad trečią kartą siūlo tą patį žmogų į finansų ministrus ir klausimas, kas ta tokia slapta ranka stuminti tą patį žmogų vėl ministraut, kai jisai, priminsiu, būdamas finansų ministru pirmą kartą nepamatė artėjančios krizės. 2007 metų pavasarį dėl šeimininių aplinkybių atsistatydinus finansų ministrui Zigmantui Balčyčiui į jo kėdę socialdemokratai pasodina partijos kolegą Šedžių. Chemikas, teisininkas ir buhalterinis apskaitos mėgėjas, naujo Seimo pozicijos apkaltintas, neižvelgęs galimos finansų krizės. Vėliau viešai prisipažins ją jautęs, tačiau sąmoningai nuslėpęs, mat nenorėjęs aitrinti visuomenės. Rimantas Šedžius.
Maskvoje pasislėpęs kažką veikė, nematė krizės, reiškia, realiai įvėlė valstybė į krizę, nieko nedarė, kad krizė būtų panaikinta. Po jo atėjo vėlgi krizės didintojas Andrius Kubilius. Į vyriausybę jis buvo premjeras, o finansų ministrė, priminsiu, buvo tik buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, kurie momentaliai per naktį pridirbo naujų mokesčių, sukėlė dar didesnę finansinę krizę ir dar daugiau įvarė valstybę į skolas. Ką jis galėjo ten veikti, toje Maskvoje iš tikrųjų jisai linkęs nutilėti. Ir Valstiečių laikraštis, kaip rašoma šituose straipsniuose, išsiaiškino, kad Šadžius Maskvoje užfiksuotas ir 2008 metų Liepą, ir 2013 metų gegužę, kai ėjo jau finansų ministrų pareigas. Nuotraukose politikas su buvusiais kurso draugais, švenčiantis chemikų dieną. Nors 1983 metais Maskvos Lomonosovo universiteto chemijos fakultetą baigė maždaug 300 studentų, į abu minėtus susitikimus buvo atvykę tik maždaug trečdalis absolventų. Galima spėti, kad finansų ministrui šios kelionės į valstybės kaimynę sostinę buvo širdžiai mielos iš krūvos nuotraukų, kuriuose Šadžius užfiksuotas tiek prie universiteto, tiek restorane banketo metu. Ypatingai dabar šitam kontekste, tokio Maskvoje baigusio žmogaus skirimas į finansų ministrus iš tikrųjų kelia rimtų abejonių, bet man keisčiausia tai, kad nepastebi to šitie kovotojai su Rusija, Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai, ir tuo metu labai vangiai reagavo. Kalba buvo paklausta Juknevičienė, kaip jinai mano, kaip jinai galvoja apie tokį finansų ministro biografijos faktą, kad 6 metai jo biografijos prapuolė tiesiog. Jisai buvo Rusijoje, to neslėpiama, ką jis ten darė, nežinom. Ir Juknevičienė sako, situaciją reikia aiškintis, juolab, kad biografija ir kelionės slepiamos tokiu kampu. Ar jums teko kada girdėti, kad Maskvai dirbusio žmogaus nesudomintų Juknevičienės? Ne, čia taip vangiai sako, jo reikėtų kažkaip pasidomėti. Žinant jos išsišokimą ir puolimą, pavyzdžiui, ant Matijošaičio. Ar kitų žmonių, net neturinčių nieko bendro su Rusija. Čia konkretus faktas. 6 metai pabaigęs Maskvoje universitetą dirbo Rusijoje. Niekam neįdomu. Jisai baigė kvantinę chemiją, tai yra, sakykime taip, ypatingas mokslas, galimai susijęs su kariniam technologijom. Ir aplink Maskvą, tiek Zelenograde, tiek kitose miestuose yra įvairių institutų karinių, kurie be KGB žinios žmonių ten neįdarbina. O mes dar žinom, kad pabaigus bet kokią aukštąją mokyklą visada buvo paskirimas kažkur tai dirbti ir studentas turėdavo atidirbti 2-3 metus privalomai vienoje ar kitoje gamykloje pagal paskirimą. Tai kur gavo paskirimą Šadžius? Su tokia specialybė be KGB priežiūros tikrai negalėjo dirbti. Dėl to matyti ir slepia, o jo KGB šešėlis nei tais laikais, nei dabar konservatorių nedomina. Bet čia yra gilusis klausimas. Dar vienas yra labai įdomus faktas, kad to pačio Šadžiaus senelis, kurio jisai giriasi, kad jo senelis yra neva tai garsus bankininkas ir praktiškai jisai kilęs iš bankininkų šeimos, nes čia žmonėmgi gali kilti klausimas, kodėl chemikas skiriamas finansų ministru. Jisai truputį studijavo ten ir buhalteriją. Tai čia gal dėl to jisai finansų ministras, nes biški matė buhalterijos. O senelis neva tai bankininkas, štai tas pats Valstiečių laikraštis tuo pat metu 15 metais rašė ir apie senelį.
1940 m. birželį Lietuvą okupavo ir netrukus aneksavo Sovietų sąjungą. Šadžio senelis Budrys gavo tarnybą valstybės kontrolėje, o Liepos 11 dieną buvo paskirtas Lietuvos banką komisaru. Pagrindinės šalies finansų institucijos darbas buvo paralyžiuotas. Komisarai buvo paskirti ir kitiems 7 šalyje veikusiems bankams. Sovietinės okupacijos metais senelis turėjo prabangų darbą ir senelis rašė štai tokias knygas. Profesorius Budrys. Stalininiai penkmečiai, TSRS liaudies ūkio atkūrimo ir išvystymo laidas. Ir mes turime dėmėtos biografijos savininką, galimai kontroliuotą KGB tais laikais, kai jisai gavo paskirimą po Maskvos universiteto baigimo, nes į tokius institutus ir tokias slaptas organizacijas negalėjo būti darbinti KGB, nepatikrinti žmonės. Ir kažkokia nematoma ranka žmogų, kuris pražiopsojo krizę, tai yra padarė milžinišką žalą valstybei, vėl antrą kartą skiria kažkokią nematomą ranką į ministrus. Jau kai buvo irgi panašios dėmėtos biografijos savininkė prezidentė Grybauskaitė, jai irgi nekliuvo ir niekam konservatoriam nekliuvo. Ir dabar, kai paminėta ta pati pavardė dar kartą, vėl niekam galimai KGB patepta kandidato į finansų ministrus Šadžiaus kandidatūra vėl tiem patiem konservatoriam nekliūna. Kas valdo mūsų valstybę ir kas ta nematoma ranka skiria tokius žmonės į ministrus, beje ir prezidentasgi nemato problemų. O mes tiesiog primenam, kas buvo rašoma 2015 metais vasario, kovo mėnesiais Valstiečių laikraštyje. Tiek šiandien, o jei rimtai.